Hei, aš Tomzas ir šiandien mes sveikinamės Litexpo rūmai Vilnius, kur šiandien vyksta Game On žaidimų žaidėjų susirinkimas. Ir... Tomas, aš turiu jums klausimą labai svarbu. O ne. Ar šita nuotrauka yra tiesa? Kas čia per nuotrauką? Iš kur jūs gavote šitą nuotrauką? Kodėl atėjote čia susitikti su 12-metė? Aš neatėjau, mane pakvietė. Ne jinai pakvietė. Ne. Sveiki visi, aš dabar būsiu naujas Tomas, nes seną Tomą supakavo. Užeikime į vidų. Kur mes čia esam? Kas? Kur mes čia esam? Kas čia per vietą? Man reikia atsakymų. Prašau. Nežinai? Aš bėgu tada. Sveiki. Sveiki. Iš kelintų laikų jūs būsit? Viduramžių. Ką manot apie netikėtai sklindantį marą? Netikėtai sklindantį marą? Mes lietuviai esam, mūsų jisai nepasieks. Kaip manot, ar mums reikia tęsti toliau žemės už Viduržemio jūros? Kodėl sustoti? Būtent. Dabar įrodė krikščionį, kad jų dievas geresnis, tai mes jį tęsim kartu. Kartu plėsim. Teisingai. Taip. Ačiū labai. Navai matau, Aistelo. Sveiki, malonu. Jis kažkaip į mane pažiūrėjo, bet jis labai mane nori vengti. Matai, kai va su juo susitiksiu, bus Žemaitija su Aukštaitija. Pamatys. Baika. Sveiki. Koks jūsų mėgstamiausias bomžpakių skonis? Tu save valgai. Aš negaliu patikėti. Galima porą komentarų. Wow! Man. Ne, jis bando mane čardžinti, aš nenoriu. Seni! Vai, škuts! Gali triuką padaryti kokį. Aš nužudžiau bomžpakį. Reik padėti. Ačiū. O taip, va. Nevalgykit bomžpakį. Top 10 faktų, kodėl Lietuvos kariuomenė manęs nenori priimti. Kas po to kepurė? O, čia paslaptis. Ar ten yra žiurkė, kuri tampo tavo plaukučius ir valdo tave? Ne tas fandomas. Ne tas fandomas. O gal maža, gal žirkytė, ne? Kiek žinau, ne. Man negalima sakyti. Jo. Aš manau, jis turi žiurkę po tą kepurę. Aš manau. Aš jau tikėjaus. Jis manęs nemato. Koks durnelis. Čia jis net nesigaudo, kur jis yra. Ką jis čia dabar daro? Ką jis čia pingvinų žaidžia? Klad pingvinį jisai žaidžia. Iš kokių specialiųjų forsų esate? Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghost. O kuri grupuotė? Kuri grupuotė? Jo, kuri grupuotė? Ką tu šneki? Kuri grupė, nes yra dvi pusės. Geroji ir blogoji. Ai. Sveiki. Čia negalima išsigryninti, pinigų labai reikėtų, ne? Negalima išsigryninti. Velnis. Nieko. Vat matosi žaidėjų pasirinkimas dvipusis. Kas žaidžia CS-ą, kas žaidžia kempiniuko plačiakelnio Battle Royale. Ar tu Ghost? Ne. Ne? Ne Ghost. O tai kaip, koks pavadinimas tada? Keegan. Keeganas. Ar Keeganė? Aš nediskriminuoju. O kur jūsų ginklas? Kaime, palikau. Pamiršau. Kaime. Iš visų vietų, ne kokioj kariuomenė štabe, bet kaime paliko. Užsikirto. Kokius tu čia man raktus davėjai? Ką čia man davėjai? Ne nuo šitos mašinos, čia net ne šitie raktai. Nuomonė? Čiulpkit bivį.
Mes šitą negalim rodyti, mes šitą negalim. O įdomu, čia jie tikrą patranką atnešė. Jie čia tikrą patranką turi, tu nebejokau. Tu nori pasakyti vienas neteisingas šūvis ir jie kiaurai tą sieną prašaus patranką tikrą. Aš tau sakiau, jie rimtai šaudo. Pistoletą kokį? Jo. Turit pistoletą? Gloką. Tik jos čia neturit. Gal. Čia Džensą? Ai, eik tu savo, kaip aš tikėjausi, kad bus tasai šakėjas iš praeitų Gaimono klipas. Bet ne, šitas tiesiog juda, jis nėra toksai užsivedęs šokt. Ir dėl to aš esu nusivylęs. Oho. Kvapelis yra. Oho, kaip jinai lankstas. Ui. Aš manau, jie turėtų turėti daugiau drabužių apsivilkę. O kodėl tik tai suaugusiem čia duoda? I guess dėl pimpalų. Ai, Dėl okei. panašiai taip pat rūkimo area yra. Čia rūkyt galima? Slepias nuo endermenų, va tai va. Atsiprašau, čia jūs slepiatės nuo endermenų? Kaip čia suprašyte kaukę? Ne, šiaip ieškom. Kaip? Ieškom. Ieškot endermenų? O Jėzus tu mano, gerai. Bet čia ne Minecraftas, tai aš tiesiog įspėsiu. Jo, gerai. Jo. Šnekorio alaus galima? Heinekeno galima. Ai, čia yra alaus vis dėlto? Vis dėlto. Desperadas. Ai, ne, pala, Desperadas nėra. Wait, ne, kažkoks sik. Sik. Ne, aš taip norėjau. Ten vaikų zona, Tomai. Eik, nu... Pala, ką parodysiu? Ką ištrauks? Okay, aš man baisu. Popitas! Ką čia šitas popitas reiškia? Ką čia turėtų reikšti? Kad tu specialus labai esi. O kur jūsų kaukė dingus? Vėžiu susirgau. Malonu. Seniu. Žiūrėk, dar daugiau durnelių. Ir jie čia sėdi, jie net nieko nedaro, jie tiesiog sėdi. Na, pažiūrėk, mes vėl praeinam, kaip debiliukai atrodo. Nu, sėdi tiesiog. Žiūrėk, atsijungia va šiandien. Palygiai. Nu, tipo, čia jie bando užvaldyti jūsų protą. Šitie kairieji, jie čia bando viską jum padaryti. Šitie Landsbergio partija čia. Mano politinės pažiūros nėra tokios, aš nesutinku su tuo, ką aš pasakiau. Tačiau neslėpkime faktų. Šitas paspaudimas labai ilgai eina. Jis manęs nepaleidžia. Jis manęs nepaleidžia. Jis manęs nepaleidžia. Gerai, mes paleisim po 3. 1, 2, 3. Sveiki, aš stoviu čia. Sveiki, aš stoviu čia. Su silveriniu žmogum. Esu Artūras, taip. Artūrai, would you rather myštum vynuogėm ar šiktum ananasais? Jebra, kas čia per klausimas? Vėl tu atėjai. Ui, jis moka. Vigul. Verkina. Čia jis darys dabar kažką. Ui. Gangnam Style'as čia. Visą ananasą iš šiknos. O pavyzdžiui, galėčiau pasirinkti vynuogę rūšį. Nes manau yra mažesnė. Nu, yra mažesnė, bet aš kalbu apie tikrą vynuogę, va tokią va. Parodyk, kaip tai mūsų žiūrovam, kokią viziją. Va tokia yra vynuogė. Manau, kad su plastinių operacijų pagalba rinkčiaus vynuogės. Rinktum vynuogės? Taip. Jis pasirinko teisingai. Gal man pagalvos. Ką pasirinktum? Tu esi ir į kurią pusę judi? Palaukit, truputį. Už kokią komandą žaidžiat? Už Barsą. Už Kavarską? Barsą. Ai, o tai gal už Marijampolę Sūduvą galit? Nu, čia man atrodo nėra. O Lietuvos Žalgiris? Nu, irgi nebus. Ai, pražanga. Teisėjau, nu. Eina. Kampin, Čia tas pats, kas Žalgiris prieš Rytą žiūrėt. Dėmesį. Prašome
Atsiprašau, kad trukdau klausimėlius. Klausimėlis. Parapapam. Neturėsi snuso. Kaip tyčia būtų. Jam reikia nusiramintis rytoj. Ramu. Tai Daugiau informacijos nereikia. Paimk jį ir pradėk mėtyt. Ir manau nusiraminti. Labai norėčiau, bet nenoriu teisinio ieškinio. Bet žiūrėk, jeigu nebūtų jokių teisinių problemų, ar spirtum vaikui? Ar pakratyčiau vaikui, aš spirčiau vaiką. Spirtum? Kiek metų? Kokį nori? Nuo 5 jau spirčiau. Nuo 5, o jeigu 4? Pišiu pliuchą. Solidu. Jo, jeigu ne... Dabar mes darom challenge. Kiek daugiausiai žmonių galiu interviuint per 1 minutę? Įjungiam timerį. Žodis. Miau. Nuomonė. Nieko gero. Ką manot? Kaip sekas? Puikiai. Kada išeisit? Kažkokiu 5 minučių. Kada? Aš kokiu 15. Kaip sekas? Ko? Nuomonė. Gera nuomonė. Visi po vieną žodį. Zaibys. Bum. Manau, minutė praėjo. Skaičius, kiek interviuojam žmonių per 1 minutę. Manau, geras skaičius. Žiūrėk, ateina 2 Mario. Ateina meškėms. Pasakyk savo frazę. Kokią frazę? Labas rytas. Gero vakaro? Ne gero vakaro, labas rytas. Ai, labas rytas, mėlyjeji. Buvo, Tomai. Ateik. Ką tu čia sakai, kad man tiks? Aš abejoju. Aš manau, kad aš netil... Kaip jaučiatės su savo naujų legendiniu fitu? Man karšta ir man ankšta. Taip ir turėtų būti. Ką tu čia? Nesupratau. Čivas kreitorius, kur tai matyta? Aš negavau rimtai. Ką tu darai? Aš? Bet Aš filmuoju Robloxą. A, rimtai? Kokį naujausią video darai? Nežinau, norėčiau visai kolabą su Gustu padaryti vieną dieną. Okei, o kokį žaidimą tu norėtum žaisti? Jailbreaką? Jo, kaip visi nori jailbreak. Tai aš ir norėčiau jailbreak. Merginos. Kodėl vis vien? Kokios geros kelnės? Mano. O, ai, tai bus kitais metais. Kitų metų pabaigoj. Matai šitie žmonės. Tu nenusipelnai šitą. Ką mes čia turim? Aviukas, šonas. Ką jūs pamatėt? Kodėl jūsų akis tokios išsprogusios? Supratau. Rimti, tvirti politiniai pasisakymai. Who are you? I am Steve. Aš sakau, man reikėjo, kad į filmą įdėtų. Aš sakau, aš žymiai geresnis galėčiau būti nei tasai Džekas juodas. Žinai? Būtent. Įdėsi dabar sprogim. Aš esu Steve'as. Įdarbinkit mane. O, ne. Jie nužudė ir drakonų. Mane karūnuos. Sveiki. It's me, Mario. Aš ką tik perbėgau visą pirmą pasaulį ir dabar gavau auksinę žvaigždutę. Čia bus mano vienintelė karūna. Žmonės žinos mano vardą. Aš esu jis. Gerai, Tomai, ar tu priemi šią Mario kepurę nešioti, valdyti Nintendo pasaulį ir negaut copyrighto? Aš prisiekiu. Tai aš savo galia tau įteikiu, karūnuoju tave naujojų Mario. Gali stotis. Wahoo! Yeah! Blup, 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 blup. It's me, Mario. Gerai, man reikia šitą. Aš negaliu. Aš jaučiuosi, kad aš atrodau durnai. Atrodai, mamut nuoširdžiam. Prašau. Nu, biškis specialiukas atrodo. Ne, tu nesupranti, aš esu Mario. Aš esu jis. Aš esu Mario. Aš norėčiau, kad jinai būtų mano žmona. Atsiprašau, gal galima 10-uką už tai, kad dalyvauju? O man kiek parašysi? Kas čia turi būti? Žinai ką? Aš paspausiu mygtuką. Ui. ASMR padarysim, gausim 1000 peržiūrų.
Ką? Sveikas? Čia vas paėmautina su manim pasisveikinęs. ASMR. Okei, visai geras, visai. Pabandom kitą. Šitas geras. Labai geras. Ir trečiai. Labai geras. Komentarus rašykit, kuris geriausias buvo. Žinai ką? Dėl jūsų šiandien jaučiuos labai gerai, todėl dar vieną pakomentuosim. Šitas man nelabai patiko. Bet komentuokite, kuris jums patiko. Ai, karočią, minu nahui. Kiek man reikia? 800? Be šansų, seni. Čia tikrai smėlis, įdomu, koks čia smėlis. Manau, kvarco smėlis toks anykščių poskonis, toks macnumas. Referencas. Aš nufilmuosiu, kaip filmuoja. Gustai, čia nėra kontentas. Čia nėra kontentas. Tu grinai, tu filmavai kaip žmogus fotkina. Atsiprašau. Manau, tau pas Jėzų reikia. O Jėzau. Jėzau? Taip, tikrai. 100 metų, kur tu buvai? Ne 100, 2000. Turiu žinutę, kuris svarbesnė už Bibliją. Prašau, sakyk. Mes tavęs klausom, Jėzau. Nebežaiskit lolo. Negerai. Stokime. Tai jeigu aš nežaidžiu lolo, tai aš keliausiu į dangų? Tai aišku. Nesvarbu, kad ir ką daugiau kitą gyvenime padariau blogo. Nu, pasvert reikės, bet labai didelis. Keliausiu į rojų. No way, čia gali išsitestuoti savo Respublikos vairavimo egzaminą. Jeigu tiesą pasakius, aš nemanau, kad aš jį išlaikyčiau. Čia ne vairavimo egzaminas. Atsiprašau, man kai reikėjo laikyti vairavimo taisyklės, egzaminą, čia nebuvo tokių mašinų. Mes važinėjom skurdžiom Utenos gatvėm. Tarkim, anadien, netyčia išslydo peilis į kitą žmogų ir žmogus, Čia tėvo reiks klausti, nežinau, nes, su juo labai čia kažkaip čia įslydo, čia visą laiką būna, ir aš irgi net nežinau, ką pasakyti, Bet gali kažkaip suderinti, ne? Realiai, jeigu lolo nežaidė, tai žiūrėsim, bandysim tada, jaučiu, viskas gerai, Ačiū, Jėzau. Žinok, nežinau, bet kažkas dėl šventos trejybės, amen. Tėvas. Ačiū, Jėzau. Ačiū. Sveiki. Kas čia vyksta ir kodėl jie laiko vairavimo egzaminą ralyje? Tai čia regitoriui pasikeitė jau taisyklės, negirdėjot? Ne. Dabar iš karto meta į ralį, arba gali pasirinkti su vairavimo simuliatoriumi išsilaikyti teisės. Ai, šitaip ne? Jo. Tai kur lengviau? Ai, žinokit, tikram vairavime turbūt. Tikram? Čia galingi automobiliai, pavyzdžiui, dabar važiuoja mokiniai egzaminuojami su Ferrari. Su Ferrari egzaminai vyksta jo. Aš norėčiau su Ferrari egzaminą laikyti. Tai prašom, galit stoti į eilutę ir pabandysit. Gerai. Pamušti rekordą. Ai, čia rekordus, čia dabar naujas egzaminas, kad reikia neišlaikyti. Rekordą. Jeigu rekordo nepamušai, teisų ir neturi. Man patinka šitas naujas įstatymas. Seni, va čia tai mano žaidimas. Kaip čia žaisti? Ai, čia iš kitos pusės, o tai kodėl čia rodo? Sorry, is this Minesweeper? Yeah, Minesweeper. Where are the buttons? On this side. Oh, but why is the screen on this side? To show everyone. Oh, okay. It's clickbait. No. View bait. Yeah. View bait. I like that. I like the sound of that. Taip. Karolis, sveiki. Ką yra? Po 5 metų pirmą kartą vėl. Kokias emocijos va dabar, po žaidimo? Ką tik parodžiau. Čia visas emocijos. Gerai, taurės negavai, bet... Bet aš ją dariau. Ai, pats darei. Ir pats negavai. Pats lipdžiau, ta prasme, dažai mano, darbas mano. Šiaip ironiška biškė. Kas buvo inspiracija? Kas buvo inspiracija realiai? Bibs. Tiesiai šviesiai, mes negalim to slėpti. Bet klausimas dar vienas apie kitą taurę, kurią įteikiau prieš 5 metus. Neturiu aš ją, sakytų, manęs šitą klausimą.
Aš nežinau, į kurią šiukšliatę žiūrėjau. Tikrai, žinok, nepyk, bet neatsimenu. Klauf, 2019 vieną iš vieno taurę išmetė. Aš negaliu patikėti, va dėl to jis nelaimėjo praeitais metais. Žinai ką? Aš šiaip niekada nelaimiu, tai čia, žinok, tikrai ne dėl to. Gerai. Bet paskutinis dalykas, ką noriu pasiūlyti kitiem metam. Darysi dar game show, šitą showdown. Jo, senis siūlyk, tikrai klausau, girdžiu. Robloxas. Ačiū. Tai ką, LTU Republikui nepatiko mano klausimai, tai dėl to mes dabar stovime Litexpo lauke ir norėčiau visiems padėkoti, kad jūs žiūrėjote pirmą kartą po 5 metus grįžti elektrinę, pirmą kartą po 5 metus grįžę į Gameoną. Tad aš labai tikiuosi, kad mes kitą kartą nebesugrįšim. Čia bus paskutinis video. Ačiū.